Labą dieną visi. Visiems didelis ačiū, kad čia susirinkote. Ir noriu paminėti du žmonės, kurie yra didžiausi kaltininkai, kad mes čia esam, būtent Panevėžyje. Tai Raimunda, mezgėjas, galbūt aiškiau, ir Mikas Batėnas, pilietinės vienybės iniciatoriai mūsų didžiausi. Ačiū jiems. Ir Lietuva visada būdavo didinga ir įstrigdavo į metraščius, tada, kai sugebėdavo turėti vienybę, mokėdavo strategiškai dirbti kartu ir vienytis. Tai mūsų tikslas labai svarbus ir ačiū, kad jūs tai suprantate ir vertinate. Ir smagu, kad mes jau turim rezultatą, kad su mumis kartu mes turim ir, kaip sako, nebe tik vieni pilietinės vienybės judėjimas, o jau turim ir neformalūs judėjimai, organizacijos, kaip pavyzdžiui visa Lietuva, tautos valdžios, pilietinės vienybės judėjimai ir asociacijos, stebėtojų gildija, Lietuvos visuomenės taryba, Alternatyva Lietuvai. Taip pat Lietuvos liaudies partija ir kitos visuomeninės organizacijos. Atsiprašau, pamečiau tekstą.